Lietuviški naujieji metai prasidėjo sausio 1 dieną. Net ir Kinijoje pagal jų vietinį kalendorių pradėjome skaičiuoti naujuosius. Tad galima sakyti, kad šventinis laikotarpis ir savotiškas statybų štilis baigėsi. Laikas kibti į rimtus darbus. Juo labiau, kad artėja pavasaris ir orai tam bus vis palankesni. Labai įdomiai žiema praėjo. Nežinau, kiek pastebėjau žmonių, nes rugsėjo maždaug spalio mėnesį buvo tokia tarp statybininkų pakankama įtampa, nes jie nežinojo, kokia bus ta žiema. Ar turės darbo, ar neturės. Ir jeigu dar 2023 metų vasarą dar, sakykime, visi turėjo to darbo, bet žiema yra toks statybininkam rizikingas metas, nes jie nežino. Lauke dirbti negali, arba gali dirbti labai mažai darbų. Tai buvo toks pakankamai nemažas nestabilumas. Bet sakyčiau, kad didžioji dauguma statybinių įmonių, gal labiau kalbant apie didesnės statybinės įmonės, jos žiemą labai sėkmingai pražiemojo ir vis tik su optimizmu žiūri į pavasarį ir į vasarą. Aišku, ne visiems tas žiemos laikotarpis buvo geras, kam jisai buvo blogas. Tai buvo blogas toms įmonėms, kurių pagrindinis klientas buvo individualių namų savininkai. Tai tie žmonės, kurie statydavo namus, jiems žiema buvo, tokia nekokia. Tam yra daug priežasčių, ir bankų paskolos, ir visokios baimės, visokie dalykai, bet iš principo tos įmonės, kurių segmentas buvo tik šitas, jos sunkiai žiemojo. Ir turbūt yra žmonių, kurie girdėjo statybos įmonių atstovų, kurie, verkia, taip negražiai pasakysiu, ir yra tokių, kurie, priešingai, nemato jokios problemos. Tai sakyčiau, teisybė yra kažkur per vidurį. Koks bus vis tik tas pavasaris? Tai, aišku, jeigu aš pasakysiu, kai jis bus geras ar blogas, aš čia turbūt spėliosiu. Tai aš pasižiūrėjau, kaip vis tik atrodo prognozės Europos komisijos, Europos Sąjungos lygmenį. Dauguma Europos Sąjungos valstybių mato, kad 2024 metai bus dar tokie stagnacijos metai, nes pagrindinėse didžiosiuose valstybėse - Vokietija, Didžioji Britanija, Prancūzija, Norvegija, Švedija - ten šiuo metu yra toks statybos sąstingis. Ir ne tik šiuo metu, bet ir visus praėjusius metus. Ir didžiausias sąstingis lygiai taip pat yra būtent individualių namų statybos sektoriui. Tai mažėja tiek statybos leidimų išdavimų skaičius, tiek apskritai norinčių statyti šiek tiek mažėja. Tam yra praktiškai tos pačios priežastys, kur ir Lietuvoje, tik tais ten mastai daug didesni. Ir vis tik, ką mato ta pati Europos komisija, jie išleidžia ten ir savo tokias prognozes 3 metų, tai mato, jog 2024 maždaug iki vidurio metų bus dar toks stagnavimo, galbūt net ir kainų mažėjimo laikotarpis, ir tikisi, jog nuo metų vidurio pradės šiek tiek statybos apimtis augti. Bet tai yra prognozė ir tokia yra labiau optimistinė. Ta pati Europos komisija savo tokiuose ataskaitose nurodo, kad 2025 metai jau bus toks teigiamo augimo laikotarpis, kur jau tikisi didesnio atsigavimo statybos sektoriui. Tai aš manau, kad iš tikrųjų Lietuva netoli nueis nuo šitos statistikos. Manau, kad pavasaris prasidės intensyviau negu kad buvo žiema, bet ar mes turėsim tokį pat augimą, kaip kad turėjom, pavyzdžiui, prieš 2-3 metus, tai sakyčiau, kad turbūt ne. Bet geroji žinia tai, kad vis tik tais statybos sektorius Lietuvoje yra nesustojęs, jis toliau auga. Kas keisčiausiai, pavyzdžiui, šiais metais teko kalbėti su keletą tokių žmonių, kurie vis tik parsikraustė iš ilgos emigracijos užsienyje į Lietuvą. Pavyzdžiui, turėjau tokį klientą, kuris 17 metų Didžiojoje Britanijoje gyveno ir dirbo, statybos įmonę turėjo, parsikraustė ir planuoja čia Lietuvoje statybos įmonę vykdyti. Lygiai tokį pat turėjau klientą iš Norvegijos, iš Švedijos, grįžta brigados, nes ten tose šalise dėl konkurencijos, dėl sumažėjusių apimčių jau jie nebelabai ką turi veikti. O Lietuvoje
sakyčiau, Lietuva yra labai toks fenomenalus kraštas. Atrodo, pasaulis aplinkui, sakykime, griūva, bet Lietuvoje nėra jokių problemų. Čia yra ir to darbo, sakykime, visiems, ir kas keisčiausiai, kad kainos yra pakankamai geros, kalbu apie statybos įmonės. Ta prasme, joms čia veikti apsimoka ir kainos netgi kartais yra tokios pat ar nei didesnės negu, pavyzdžiui, Švedijoje, Norvegijoje. Kalbu apie statybinius įkainius. Tai vis tik tais dėl to tos brigados ir viliojasi grįžti į Lietuvą. Galima net nebejoti, kad kiekvienam sprendimui statyti dabar ar dar palaukti bus rasta pakankamai svarių argumentų. Kokį sprendimą priimsite jūs, mes tikrai nežinome, bet tikimės, kad savo svajonių namo statyboms pasirinksite tinkamą laiką.